Sekmadienio vakarą Lentvaryje vyko jungtinės pirmosios ir antrosios lygų rungtynės tarp vietos Lentvario ir BC kolegų komandų. Jau pačioje rungtynių pradžioje taikliais tolimais metimais užbombardavę šeimininkus, svečiai šovė į priekį bei nepaleido rungtynių iniciatyvos iš savo rankų. Nuaidėjus finaliniam teisėjų švilpukui, kolegų ekipa šventė pergalę rezultatu 91-75. Žaidėm su komanda, kuri propaguoja greitą krepšinį. Leidom jam bėgti. Nuo pirmų minučių jie pataikė laisvus metimus, pajautė žaidimą ir tiek. Mes galbūt šiek tiek psichologiškai palūžom. Leidom susikrauti jiems skirtumą ir tiek. Trečiam kėlinį bandėm kabintis, bet jau gavom kelis taškus projektus ir komanda tiesiog palūžo psichologiškai ir tiesiog jau nuo trečio kėlinio vidurio dažaidėjom varžybas. Visų pirma, ačiū varžovams, buvo gera kova. Pirmoji daly pataikėm, kaip sakyt, savo metimus, kurių laukėm labai ilgai. Iššovė Gečas, iššovė Raskevičius. Šiaip geros varžybos. Einam toliau, nežinau ką net pasakyti, reikia laimėti visas likusias varžybas ir būti pirmiem grupėje.